Labą vakarą, Delfi eteryje iš esmės, aš žurnalistas Aurimas Perednis. Na ir apie nieką kitą, apie ūkininkus šiandien kalbėsim, kurių traktoriai užtvindė Vilniaus centrą. Ūkininkai protestuoja prieš valdžios politiką, valdžia kai ką jau švelnina toje politikoje, ar ji turėtų išgirsti ūkininkų reikalavimus, kurių ne vienas, kurių bent šeši. Ir apskritai, kaip vertinti tą ūkininkų protestą, kasgi kaltas, kad mes turim tokią ūkininkų piktų revoliuciją Vilniuje. Apie tai kalbėsimės ir kalbėsimės vėliau ir su ūkininkais, ir su Žemės ūkio ministru, ir su žmonėmis stebinčiais visą tai, bet pradėsim laidą su Europos komisaru Virginijum Sinkevičium iš Briuselio. Sveiki, komisarė. Sveiki. Kiek žinau, ir ministras Briuselyje laukia pokalbio su kitu komisaru, jūsų kolega, kuris labiau atsakingas už žemės ūkio reikalus. Gal matėtės? Aš su Žemės ūkio komisaru šį rytą kalbėjausi, kadangi mes, ūkininkai, jie kreipėsi į mane praeitų metų pabaigoje, ypatingai dėl to klausimo, dėl daugiamečių pievų, ir aš, aišku, juos priėmiau Briuselyje ir organizavau susitikimą, kad dalyvautų Žemės ūkio ministras, aš dalyvaučiau, nes dažnu atveju, kalbantis su ūkininkais, jie jautėsi lyg tas pingpongo kamuoliukas tarp Briuselio ir Vilniaus. Ir todėl aš sakiau, kad labai svarbu surengti tokį susitikimą, kad taip pat ir Žemės ūkio ministerijos kolega dalyvavo, ne ministras, tačiau mūsų atstovas, kad ūkininkai išgirstų iš ties, ar čia Briuselis kažko neleidžia, ar tai yra nacionalinės politikos specifika priimti sprendimai ir tada, aišku, ieškoti sprendimų. O tai yra šansų, kad vis dėlto tos pievos gali netoks reikalavimas būti jas atkurt, ar čia vis dėlto jau vilties mažai? Aš suprantu, kad dabar vyksta diskusija ir šį rytą, kai aš kalbėjausi su Žemės ūkio komisaru atsakingu už žemės ūkį, komisijos nariu, jis sakė, kad jis tęsia diskusijas su direktoratu, kad galbūt jam reikės papildomų duomenų, bet situacija atrodo iš ties nestandartiška ir labai keista, netgi visos ES lygmenių tokia, galbūt Estijoje yra panaši situacija, bet daugiau tikrai niekur nėra. O kame tas nestandartiškumas, kur čia šuo pakastas, komisarė? Pirmiausia, jeigu žiūrėti bendrai tą grafiką, tai tų daugiamečių pievų, jų Lietuvoje labai staigiai išaugo. Tai reiškia, jų buvo uždeklaruota. Tai, per 5 metus ir tie ataskaitiniai 2018 metai, kai atėjo duomenys dažniausiai vėluoja, tai aš suprantu, kad 20 metais Žemės ūkio ministerija gavo, jie jau galėjo tada matyti grėsiančią problemą, kad staigus augimas daugiamečių pievų Lietuvoje ir aišku, per pastaruosius metus, kai referenciniai metai yra paimti 18, įvyko tas 5 procentų kritimas ir tas pievas, dabar jau reikia atkurti. Tai šiuo atveju... O tai kas čia pražiūrėjo? Kas kaltas, komisarė, vis dėlto, kad taip išėjo? Aš suprantu, kad problema buvo tame, kad ūkininkai negalėjo deklaruoti tarpinio varianto. Jie turėjo arba deklaruoti daugiamečią pievą, arba ne. Ir nesant to tarpinio varianto, staiga mes tapome daugiamečių pievų valstybę. Ir aišku, įvarėme save į šiokius tokius spastus. Ta galima buvo anksčiau identifikuoti ir ieškoti būdų deeskaluoti situaciją. Dabar aišku, jau kai emocijos ima viršų, yra šiek tiek vėlų, bet aš tikiu... Situacija per toli nuėjo, jūs sakot, kad jie galima būtų kažkaip... Ir pat komisaras yra pažadėjęs, kad jisai ieškos sprendimų. Tai aš jam šiandien dar taip pat jį paraginau, kad tiek mano kabineto pagalba, tiek galų gale mes galime įtraukti ir kitus kabinetus, jeigu reikia, kad rasti tą sprendimą, nes tikrai situacija nėra normali. Ir čia labai svarbus fundamentalus dalykas. Man kalbantis su ūkininkais, ne tik Lietuvos, apskritai kitose Europos regionuose, jie nėra prieš aplinkosaugos politiką kaip po tokią. Jie puikiai supranta, ką duoda pieva, kodėl ji yra svarbi, jie puikiai supranta apie dirvožemio kokybės svarbą, apie švarų vandenį. Šito nereikia aiškinti ūkininkams, nes jie puikiai supranta, kad jų uždarbis, jų pragyvenimas
priklauso būtent nuo šių sąlygų. Tačiau iš kitos pusės jie save randa labai desperatiškoje situacijoje, kur iš savo veiklos jie negali pragyventi. Ir tuomet jie įvaromi į tokį pildymą daug puslapių ir tame jie nemato daug logikos. Kai netgi toje diskusijoje, kai komisaras pasakė, kad galbūt svarstome apie kažkokį papildomą fondą, tai ūkininkų reakcija buvo labai paprasta. Nereikia papildomų fondų. Leiskit pragyventi mums iš mūsų veiklos, kad mums būtų sąžiningai atlyginta, o ne kažkokių tai papildomų fondų, kur mes ten turim įrodinėti, kuo nesą. Tai aš manau, kad ta frustracija, ją galbūt galima buvo suvaldyti šiek tiek anksčiau, nes ūkininkai įspėjo kelis kartus ir gal pritrūko to atviro dialogo. Sakykime tiesiai, jūsų nuomonė, politinė valdžia pramiegojo Lietuvoje tą gerą laiką susitart? Paskutinis susitikimas su premjere, tiek žiniasklaidoje aš mačiau, tiek iš ūkininkų girdėjau, kad jis buvo tikrai konstruktyvus. Bet aišku, kad spaudimas jau yra didelis, kad reikalingi rezultatai, kiek galima kalbėti ir stumti vieną ar kitą dalyką į priekį ir nepriimti konkrečių sprendimų. Aš suprantu, kad dabar vyriausybė pateikė siūlymus, atšaukinėja vienus ar kitus savo priimtus nutarimus, nes irgi, kai mes kalbame apie akcizo, kaip pavyzdys, padidinimą, tai kai kuriuose sektoriuose, kur yra alternatyva, tai tikrai privalu didinti akcizą, taip motyvuojant sektorių judėti prie netaršių priemonių, bet kai alternatyvos tiesiog nėra, tai aišku, kad tu palieki žmogų be išeities. Aš tą pačią situaciją lygiai tokią pat turiu su Europos žvejais. Tai jie yra labai smarkiai priklausomi nuo taip pat dizelino, to vadinamojo jūrinio, kaip naudojamo valtyse. Ir kai šoko staiga to paties dizelino kaina, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, aišku, kad jie liko visiškai be pajamų. Ir mes, pritaikėme tuomet, aišku, tuos kompensavimo mechanizmus, nors tai atrodo eina prieš logiką žaliojo kurso. Bet čia elementarus dalykas, tiesiog žmonės neturi kito pasirinkimo. Mes dabar susidėliojame planus galimos tranzicijos, kaip galima būtų pirmiausia, aišku, tą patį kurą taupyti, kaip galima būtų žvejoti taupiau, kokias žvejybos technikas naudoti, kad kuro būtų išnaudojama kuo mažiau ir, aišku, judant technologiniam progresui, galbūt netgi elektrifikuoti tas pačias valtis, bet taip tiesiog išėjus per vieną dieną viską atimti ir neturėti jokios kitos alternatyvos, aišku, kad žmonės to nesupras, nes jiems reikia rytoj gyventi, jiems reikia dirbti, ūkį už jį nenudirbs joks robotas. Ir ypatingai, žinot, tie mažieji ūkininkai, jie save randa desperatiškoje situacijoje. Kai tu esi didelis koncernas, tai tu, aišku, iš tokių situacijų dažniausiai laimi, nes maži ūkiai traukiasi Lietuvoje ir tuomet didieji tiesiog supirkinėja tuos ūkius. Ir jiem nei biurokratija, nei ten kuras yra problema, nes jie, aišku, turi visai kitas dėrybinės galias, dėrėtis su perdirbėjais, su prekybininkais, jie turi teisininkus, kurie padeda užpildyti visus tuos popierius. Tai šiuo atveju aš manau, kad pritrūko elementaraus žmogiško dėmesio, atviro dialogo ir įsiklausimo ir bandymo ieškoti problemų sprendimų. Kaip minėjau, tas paskutinis susitikimas su premjere, tikrai ūkininkai jį vertino, kad jis buvo pakankamai pozityvus, bet tiesiog aš manau, kad gal tai įvyko jau gal jau situacija buvo įsivažiavus, bet matot, nors ir ūkininkai, kai mes su jais kalbamės, tai jie beveik atvirų tekstų sako, valdžia arogantiška, girdi tik save, žinot, konspektuoja, bet nieko nedaro, dėl ko mums skauda. Ir nors jūs sakėt, kad visa tai, kas vyksta, jūsų nuomonė nėra nukreipta prieš kažkokią aplinkosauginę kryptį, bet gali susidaryti toks įspūdis, kad ūkininkai yra tokie trumparegiai, žinot, geriau kaulas dabar, geriau pelnas dabar, negu kažkas ten, žinot, žalias kursas, klimato kaita, čia dar daug dainos ir, žodžiu, nelabai kas tame bėdos ir problemos mato. Nesutikčiau. Jie tikrai nėra tai trumparegiai žmonės, daugelis jie nori, kad tą ūkį, tą veiklą paveldėtų jų vaikai
Ir čia taip pat yra viena iš situacijų, kai tie patys jauni ūkininkai, kurie įsigijo, kaip pavyzdys, papildomų žemių ūkininkavimui, staiga jie sužino, kad ten turi būti daugiametė pieva ir jie randa savęs pastuose, kad jie negali užsiimti veiklą. Ir yra paradoksas, suprantate, tame, kad jeigu mes pasižiūrėtume, tai pastaruosius 10 metų Lietuvoje drastiškai mažėjo karvių. Tai aišku, kad tas didina neišvengiamai tokį kaip po spaudimą į ariamąją žemdirbystę. Ta ariamoji žemdirbystė turėtų didėti, bet jeigu tai pasižiūrėti, tų daugiamečių pievų jų kaip ir nekito, bet staiga po įsakymo, kuris tiesą sakant buvo priimtas net 12 metais ir vėliau ta tvarka, ji vystėsi, gyveno savo gyvenimą, kol dabar jau mes matome jau tokį kaip ir priėjo iki sprendimų, kad reikia suarti, jau tada kilo panika žmonėm ir kilo matytas nerimas natūraliai. Žmonės, suprantat, jų nuosavybės dokumentuose jie, pavyzdžiui, prieš pirkdami žemės ūkio paskirties žemę, ten nėra nurodyta, kad tai yra daugiametė pieva. Ir staiga po metų ar 2 jie sužino, kad tai buvo deklaruota kaip daugiametė pieva, referuojant į referencinius metus, ir dabar jie turi atkurti. Ir tas, aišku, vėlgi mes nekalbam apie veiklą, kuri būtų ekstra pelninga ir kad ūkininkai turi kelis milijonus atsidėję ir čia vieni metai mes galime leisti to nedirbti. Maži ūkininkai, jų situacija yra, tų mažesnių, jų yra tikrai sudėtinga ir mes matome pagal statistiką, kad jie traukiasi ir mūsų ekologiniai ūkiai, dėl ko yra labai gaila. O ką atsakytumėt, komisarė, tiems, kurie štai ir dabar mūsų žiūri laidos ir jie, kaip jūs sakot, jaučiasi nesaugiai, nežino, ar jie turi perspektyvą, jie turi tokį gal ir mažesnį ūkį, žinot, didelis gal jam paprasčiau, lengviau. Ir tas nesaugumas gena pyktį, nepasitikėjimą, tas pilietinės revoliucijas, kokias mes dabar Vilniaus centre matom, vis dėlto, ką jiem daryt, kaip jiem ruoštis, ką ES galvoja, kas jų laukia? Aš manau, mes turime iš esmės, aišku, kalbant bendrai apie Europos Sąjungą ir žemės ūkio politiką, mes iš esmės turime ją peržiūrėti. Nėra normalu, kai žmonės atliekantis didžiulį darbą, pradedantis yra esantis pačioje pradžioje, bet fundamentalioje pradžioje mūsų maisto grandinės, jie yra atlyginami nepalygintinai žemomis kainomis. Ir aišku, ta didžioji pelno dalis, ji nusėda jau prekybininkų rankose, ji nusėda perdirbėjų rankose, o ūkininkai ypatingai mažieji, jie neturi derybinių galių dėrėtis. Tai yra precedentų, pavyzdžiui, Ispanijoje yra priimtas įstatymas, kad ūkininkas privalo būti atlygintas būtent tokio pat dydžio, kaip jo buvo sąnaudos, tai yra kaštai, sakykime taip. Tai yra įvairių tų svarstymų, aš net nebijoju, kad jų dabar tik daugės, nes mes matome, kad tų protestų Europoje tik daugėja, bet, žinot, tų problemų jų yra įvairiose valstybėse, susijusių su įvairiais kampais ir aspektais, bet tai yra, tik papildomi rūpesčiai, nes fundamentali problema, kaip aš sakiau, ūkininkas neišgali išgyventi iš veiklos. Ir tuomet, jis jaučiasi desperacijoje, jis jaučiasi, kad, jo darbas, labai svarbus visuomeniai darbas, netgi jeigu mes pasižiūrėtume į ES sutartis, vienas iš pagrindinių punktų yra vis dėlto aprūpinimas ir užtikrinimas maisto nepriklausomumu, savarankiškumu dėl maisto, ir tą funkciją atlieka mūsų ūkininkai, mūsų žvejai. Ir jie randa save situacijoje, kai jie yra silpniausia tos grandinės vieta. Tai aišku, ir jie galvoja, kad jie daro labai svarbią funkciją ir jie jaučiasi visiškai nereikalingi gali tai pasijusti. Ir nesąžiningai jiems yra atlyginama už tai, nes kaip minėjau, jie tos grandinės yra silpniausia grandis. Tai šiuo atveju aišku, kad pieno krizė yra labai iliustratyvus pavyzdys. Vėlgi, jau nuo 17 metų buvo teiktos išvados, siūlymai,
kaip turi keistis pieno sektorius Lietuvoje, kad tos krizės būtų išvengta. Ir iš vienos pusės gerai pavyksta aktyvuoti tuos krizių mechanizmus, tuos fondus, bet jie gali užlopyti tą skylę labai trumpam periodui. Tendencija ji vis tiek išlieka pakankamai negatyvi. Ūkininkai dar, komisarė, pabaigai, su jumis pabaigai pokalbio kelia klausimą, kodėl pas mus kainos tokios pačios kaip Europoje, paslaugos ir prekės tiek pat plius minus kainuoja, bet išmokos yra gerokai mažesnės Lietuvoje. Vis dėlto, ar tai yra teisinga ir sąžininga jūsų akimis? Tai dėl išmokų, kiek suprantu, yra sudėliotas jau dabar grafikas, kad tos išmokos kasmet nuosekliai didėtų ir pasiektų kitų ES išmokų dydį. Tam, aišku, prireiks laiko, nes jei neklystu, tai yra iki 26 ir 27 metų. Bet ar tai fundamentaliai pakeis situaciją Lietuvos žemės ūkyje, aš turiu abejonių. Kągi, darom trumpą pertraukėlę. Europos komisaras Virginijus Sinkevičius. Po reklamos mes dar susitiksim. Ministras atsakingas už žemės ūkį, ūkininkai čia bus. Ačiū, kad žiūrite ir likit su Delfi televizija ir toliau. Taigi mes tęsiam laidą, kodėl sukilo Lietuvos ūkininkai ir ką jiems valdžia gali pažadėti šitoj situacijai, kai šimtai traktorių Vilniaus centre. Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras iš Briuselio, prie mūsų prisijungė. Labą vakarą, ministrė. Labas vakaras. Arūnas Milašius, Delfi Agro redaktorius. Arūnai, sveiki. Labą. Ir Raimundas Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Sveiki, Raimundai. Sveiki. Kaip tik už nugaros matom daugybę traktorių, Arūno ten Seimo aikštelė. Taip, ir jo problema, kad nebetelpa, jie vis važiuoja. Gedimino prospektas prieš valandą nuo vyriausybės iki Katedros aikštės buvo užstatytas 2 traktorių eilė. Supratau, traktoriai pildosi centre. Ministrė, kokios jūsų reakcijos vis dėlto? Ką pasakytumėte tiems pirmiausia, kurie dabar gal net iš traktoriaus mūsų laidą žiūri ir laukia naujienų? Matot, dabar kažką papildomo pažadėti jau tikriausiai būtų sunku. Kitas dalykas yra, burzgiant traktoriams susikalbėti yra sunkiau ir sunkiau. Tai ta, ką vyriausybė buvo pažadėjus, ir buvo pažadėjus dar net sausio 8 dieną, tai didžiąja dalimi tas pažadas yra vykdomas. O ką turite omeny, tas žalias dyzelinas ir akcizas suskystintom naftos dujom? Taip, žalias dyzelinas ir akcizas, sumažintas akcizas, sumažintas, tai pateiktas teisės aktas dėl akcizo sumažinimo. Yra kiti dalykai, kuriuose aš taip pat ir jau ne vieneri metai ieškau sprendimą ir noriu padėti ūkininkams, bet mane riboja, kaip ir Europos komisija riboja. Teisės aktai, europiniai teisės aktai, tai aš kalbu apie daugiametės pievas ir ganyklas. Ieškom sprendimo, dar šiandieną susitinku su Žemės ūkio komisaru. Kokie šansai susitarti jūsų nuomonė? Dideli ar maži? Nežinau, mes vakar buvome pasirengiamajame posėdį, iš visų pusių siekis, kad būtų kažkoks sprendimas yra. Taip atsidurėme į teisės aktus, klausimas yra, kokia galimybė juos pakeisti, nes tikrai didžiąja dalimi yra ne vien komisijos kompetencija, o Europos Sąjungoje reikia pabrėžti, kad teisėkūros procese dalyvauja 3 svarbios šalis. Tai Europos komisija, ministrų taryba, Žemės ūkio ministrų taryba ir Europarlamentas. Bet, kaip sakiau, vakarykštis susitikimas buvo su teisininkais ir ieškant esamuose sąlygose vieną ar kitą variantą, kaip galėtų spręsti. Kaip sakiau, noras yra. Na ir yra dar kolegos aplinkos ministro tema, kuri taip pat, dėl kurios yra šiandieną ir miškovežiai. Bet jau pats ministras komunikavo, kad yra tikrai vietos, kur turėtų būti tokie sprendimai dėl pievų, šaltinynų. Sprendimai turėtų būti, matyti, labiau apderinti, kad informavimas laišku, nesuteikiant ūkininkų informacijos apie konkrečius ribojimus, kas tai gali būti,
išsamesnės informacijos apie kompensavimą, patogesnės platformos, kur galėtų pasikonsultuoti dėl konkretaus žemės sklypo, tai matyt, šitie dalykai yra išgirsti ir aš tikiuosi, kad taip pat bus pateiktas pasiūlymas. Tai, kaip sakiau, ten kiti reikalavimai, kurie susijęs su deklaravimu ir su kita, tai aš jaučiuosi, kad mes tą darbą padarėm po deklaravimo. Tikrai ne vieną sesiją tarėmės, apsitarėme, kaip padaryti, kad ir išmokos būtų paskirstytos teisingiau ir kaip padaryti, kad ten, kur galima ir reikia, kad žemės ūkis būtų labiau priartintas prie to, kas yra realybėje, ar būtų priemonės, kurios labiau tausotų dirvožemį, tai šitie dalykai daugiau mažiau yra padaryti. Tai dabar kažkas papildomo ar galėtų atsirasti, gal ir galėtų, bet matyti vis tiek turės nurimti aistros, nurimti traktoriai ir tada tas, kas buvo sutarta arba bus sutarta, bus vykdoma. Tai jeigu tie traktoriai nenurims, ministrė, jūs planuotumėt, svarstytumėt traukimąsi ar ne, jeigu tai kažkiek situaciją galėtų nuraminti? Tai jeigu gelbėtų pasaulio, tai visi scenarijai yra įmanomi. Nuo atsitraukimo iki pasitraukimo, tą aš galiu labai atvirai sakyti. Bet kad spręstų ES žemės ūkio politikos gaires vienas asmuo, nesvarbu, ar jisai yra įtikėjęs ir gilus žemdirbys ar įtikėjęs aplinkosaugas, yra naivu. Kaip sakiau, didžiąja dalimi ir Lietuvos žemės ūkio politika, absoliuti didžiąja dalimi ir Lietuvos žemės ūkio politikos formuoja europinė teisė. Ir čia taip yra, kad matyt, nėra taip, kad ES parama būtų dalinama be jokių išlygų ir šalis galutiniam variante susitarė, kokios tos sąlygos turi būti. Jos keičiasi visom šalim narėm. Žiūrėkit, kad irgi čia nėra monologinė laida, mes turim ir ūkininkus ir jie čia, kaip ir ministrė, jūs esat šiandien dėmesio centre visuose eteriuose, Raimundai Juknevičiau. Vis dėlto pirmiausias gal tos reakcijos pirmos ūkininkų, tiesą sakant, aš nemačiau niekur į tas nuolaidas vyriausybės padarytas šiandien ryte dėl žalio dizelino ir suskystintų dujų naftos. Kaip reaguoja ūkininkai? Ar šiek tiek širdis suminkštėja girdintai? Na, pirmiausia, reikėtų pasakyti tikriausiai, kad aš kaip Raimundas Juknevičius, atstovaudamas Lietuvos ūkininkų sąjungą kaip pirmininkas, negaliu dėja šiandien pasakyti tai, kad jaučiuosi viską padaręs ir kad ta problema tokia, kokia dabar yra, jinai neišsivystė dėl to, kad nebuvo galbūt to susikalbėjimo ir ieškojimo. Galima būtų pateisinti, kad dėl ko taip atsitiko, tikriausiai, kad tikrai buvo daug klausimų Lietuvoje tų vadinamų krizinių situacijų ir tiesiog gavosi tai, kad žemės ūkis negavo pakankamai dėmesio, nebuvo kada įsiklausyti, nebuvo kada tikriausiai rasti būdų ir tas problemas spręsti. Tai dabar galiu tik tiek pasakyti, kad šiandien mes matom rezultato viso šito dalyko, kad ūkininkai iš visų Lietuvos kampelių važiuoja į Vilnių, matydami tai, kad jų vadinami atstovai nesugeba nunešti to žinutės, tai kiekvienas individualiai važiuoja tą žinutę nuo savęs nešti į Vilnių. Ir tas dalykas bus pakankamai garsiai garsintas, kad Kudirkos aikštė skambėtų ir tikiuosi tie žmonės, kurie yra sprendimų priėmėjai, šiek tiek geriau girdės dabar šitos minios rūpesčius. Tai ką valdžia turėtų padaryti? Jau kai ką padarė vis dėlto, ko jūs dar labiausiai tikitės? Kas ir džiugina iš tikrųjų tai, kad, kaip bandėm tą dalyką daryti kaip atstovai, tai tada dėja mums dėmesio nebuvo skirta pakankamai, neįsiklausyta. Manom tikriausiai, kad galbūt mes bandom išpūsti burbulus. Dabar mes turim tą jau burbulą atriedėjus iki Lietuvos sostinės, tai dabar manau, kad supranta ir politikai tai, kad tikriausiai tai yra nepadarytų darbų pasekmė. Tai nepadarytų darbų pasekmė. Arūnai Milašiau, kaip jūs bendravęs visą šiandieną ir ne tik šiandieną su ūkininkais jaučiat, kas tą pūlinį pagimdė, kodėl jisai šiandien sprogo Vilniui? Aš manau, kad priežasčių yra daug ir kai kurios iš jų jau buvo įvardintos.
Pirmiausia, politinė dalis. Problemos, apie kurias mes kalbam, tarkim, pievos, jos yra 14 metų senumo. Mes rašom baltasias knygas, perkam strategijas apie žemės ūkio vystymą, piešiam pieno šviesę pieno ūkio ateitį, viso tai padedam į stalčių, pamirštam ir einam toliau daryti bet ką. Antra dalis, apie ką minėjo ponas Juknevičius, silpnos ūkininkų organizacijos. Tarkim, suskystintųjų dujų akcizas suskystintom dujom, kuris jau praktiškai atšaukinėjamas, realiai buvo ūkininkų organizacijų, kalbant konkrečiau apie paukštininkus, pražiopsotas. Projektas nebuvo paslaptis, tačiau susigriebta jau likus porai mėnesių iki jam įsigaliojant. Ir kai atsukti viską yra kur kas sudėtingiau negu tiesiog nepriimti. Ūkininkų protestas, jeigu kalbant apie protestą traktorių atvažiavimo, mano asmeninė nuomonė, tai yra labai geras dalykas, nes tai gimdo pilietinė visuomenė. Be agresijos, be riaušių, kad galima siekti bendrai savo tikslų. Vėlgi, kalbant apie tai, kas turi būti daroma ir kas turėtų būti padaryta, jeigu nutolsim nuo to, kad valdžia atsitraukia nuo kelių dalykų, dėl kelių dalykų vyksta dėrybos Europos komisijoje, kaip tai bus sprendžiama, sunku pasakyti. Nuramins Arūnai šitie dalykai situacija jūsų nuomonė. Vat bendraujat su žmonėm, jie kažkaip palankiai, kad vat mus išgirdo, mes grįšim, ar vis dėlto dar kaista ta situacija? Situacija, jinai kaista, nes mes tiesiog iki šiol nesusitarėm, kas yra žemės ūkis ir kas yra ūkininkas. Nes mes, kai kalbame, jog pieno krizė, ūkiai nyksta, ateitis miglota. Tačiau iš kitos pusės pranešimai, kad didieji agrokoncernai visi plečiasi, stato naujas megafermas ir ta dalis pienininkystė kyla. Apie ką mes kalbam, ką mes diskutuojam ir ko mes norim gauti rezultatą, nėra aišku. Mes dabar kalbam, kad yra sudėtinga padėtis ūkininkam, kurie laiko nuo kelių iki 14 karvių, jeigu kalbėtume apie pienininkystę. Tačiau gyvenimas keičiasi, pragyvenimo lygis keičiasi. Jeigu tu prieš 15 metų iš 20 karvių galėjai pirkti vaikui butą Vilniuje ir jį išlaikyti, išleisti į mokslus, šiandien tu iš to nepragyveni, tiesiog pasikeitė gyvenimo sąlygos. Apie tai mes nekalbam. Kas bus, ko mes norim, ko mes siekiam. Tai šitas netikrumas, ministrė, ir gimdo įtampą. Aš kiek bendrauju su žmonėm, iš tikrųjų, galbūt didesni ūkiai saugesniai situacijų jaučiasi, bet tie maži, matėm, pieno krizę, ūkiai, kurių akyse labai daug netikrumo, nesaugumo, nežinomybės dėl ateities, nereikalingumo jausmo. Žinot, mes darom labai prasmingą dalyką, stengiamės užtikrinti žmonės maistu aprūpinti ir nežinom, ar mes būsim reikalingi, ar nebūsim reikalingi, ir ta įtampa kažkaip, virsta tuo, ką mes matom šiandien Vilniuje. Labai paprasta, jeigu galėčiau taip apibendrinti kaip jūs. Tai iš tikrųjų yra dalis, kuris skaudi, ką jūs ir kalbate, mažų ūkių, ir tam ir mes, ministerija, vyriausybė, ir pateikėm pieno įstatymą, kad bent jau sąlygos aptartos dėl pieno kainos, visokių priedų ir priemokų, jos būtų rašytinės ir jų būtų laikomasi. Bent jau minimalus teisingumus. Tai vėlgi tada viskas, kai pradedam kalbėti apie tą teisės aktą, tada susiduria didžiųjų interesas to neturėti, mažųjų nesusitarti, ir mes turime tokią situaciją, kuriam taip pat. Situacija nesusitarimų. Kitas dalykas, man daug teko važinėti ir bendrauti su įvairaus dydžio ūkiais. Ir gerbiamas Arūnas yra teisus. Yra jų visokių, yra kurie plečiasi. Yra dalis ūkių, kurie netokie ir maži, bet jie nebuvo laiku modernizavęsi, o žmogus jau yra amžiuje. O perleisti, nei parduoti, nei perleisti nelabai yra kam. O tai ką daryti, ką ministrė pasakytumėte tiem žmonėm, kurie dabar laukia atsakymų, ką jiems daryti? Ne, tai matot, nėra taip, kad žemės ūkis ir kažkuri viena veikla yra ta veikla, kurioje atsirastų superherojus, ministras ar viceministras, ir galėtų už rankos kiekvieną nuvesti ir kiekvieną parodyti sprendimą. Ką mes padarėm ir ką mes matom iš politinės pusės, iš strateginės pusės. Kooperacija yra viena iš esminių sąlygų, kad sustambėtų ir sustiprėtų derybinė galia. Kooperacijai mes
pasiekėm su Europos komisija, kad kooperacijoje dalyvaujantis patys smulkiausi ūkiai, jie gaus nuo šių metų papildomą priemoką už tai, kad kooperuojasi. Taip pat sąlygos, kurios leistų kooperuotiems ūkiams perdirbti savo produkciją ar telktis į kooperatyvus, vėlgi sąlygos investicinės priemonės yra palankesnės. Tuos dalykus mes pakeitėm. Bet mes negalime pasiekti to, kad patys ūkininkai imtų ir kooperuotųsi. Sąlygas, ką gali padaryti vyriausybė, gali padaryti pagerinti sąlygas. Kalbant apie pačius smulkiausius, mes padidiname pirmųjų hektarų išmoką. Buvo 30 hektarų, dabar 50 hektarų. Vėlgi pačių smulkiausių ūkių investicinės priemonės yra ir didesnis projektas. Žiūrėkit, bet visi žmonės klauso, jūs sako, tą darom, bet tie traktoriai už Arūno nugaros rodo, kad kažkaip tai nesiseka žmonių nuraminti, tikinti ir situacijos suvaldyti. Čia tas, kas vyksta už mūsų nugaros, man tai ne už nugaros, bet jums už nugarų, ne vien yra, kaip čia įvardinti, ne vien tik tai žemės ūkio dalykas. Ir daugelis dalykų, kuriuose man net nebūtų etiška kaip žemės ūkio ministrui komentuoti. Nes čia susiduria keletą dalykų. O tai kas čia susiduria? Kas čia rinkimai, jūs kažkada sakėt? Įskaitant rinkimus. Patikėti, kad nepolitinis procesas rinkimo metais yra labai sunku. Kitas dalykas yra, visada tokiose akcijose yra tas, kas stimuliuoja, yra tam tikri konkretus interesai ir yra tam tikras bendras nusivylimas žemės ūkio, ką kalbėjo gerbiamas Raimondas Juknevičius, kuris tą patį įpila dar žibalo arba suteikia tą jėgą, kurią mes turime šiandien. O tai kas stumia į priekį? Ir kitas dalykas yra... Kas stumia, ministrė, atsakykit, kas stumia į priekį? Ir kitas dalykas, kuris yra taip pat nepaslaptis, tai yra taip pat įkvėpia kitų šalių protesto akcijos. Ir pasibaigė, pertrauką padarė vokiečiai, tikrai nemažai su ministru bendravau, rumunai tą patį kyla. Ir čia yra toksai bendras žingsnis, nes kas prasideda? Prasideda diskusijos dėl būsimos ES ateities žemės ūkio. Ir čia vėlgi yra ekstremumų, nuo truputį palikti tai maždaug kas yra, iki ekstremumų tai, kad visos tiesioginės išmokos būtų skirtos tik tai viešosioms naudoms. Tai taip pat yra signalas visiems, kas tą politiką formuoja, taip pat ir Europos Sąjungoje. O kokios, kas stumokliai, jūs sakėte, yra stumokliai, yra tie, kurie naudojasi tuo nepasitenkinimu. Tai aš čia neįsiu vardinti, nes neturiu tokios misijos save čia deginti ten, kur neturėčiau. Yra tam žmonės, kurie mato, kurie analizuoja procesus ir tikrai ne mano funkcija dalykai. Aš atsakau už savo darbą, kurį pasakiau ir mano supratimu tą, ką mes kalbėjom ir tol, kol kalbėjome su ūkininkų atstovus, ne visada taryba dalyvavo, dėl tų pačių pievų atkūrimo reikia pabrėžti, pačios tarybos atstovų nebuvo, ūkininkų sąjunga buvo ir tikrai aktyvi ir už tai dėkingas. Daugelis dalykų yra sutarta ir aptarta. Jeigu mes galime pakeisti ir galėsim padaryti įtaką, kad kistų kažkiek ES politika, aš tikrai būsiu laimingesnis prie to galėdamas prisidėti. Kągi, dėkui Jums už prisijungimą, paleidžiame jau Jūs, sakėt, turit posėdį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, dar turit laiko pabūt. Gerai, tai tuomet Raimondai Juknevičiau, tai ką girdit iš ministro, tai ko reikia šitai situacijai, raminti tos pilietinės taikos, kad būtų bendruomenėje daugiau Jūsų akimis šiandien, ko labiausiai trūksta, ko labiausiai reikia, kas stumia, kas varo į priekį tą nepasitenkinimą? Tikriausiai reikėtų tikrai pabrėžti tą dalyką, kad reikia tikrai stiprios politinės valios, pasižiūrėti į tas problemas, kurios yra žemės ūkyje ir ta sutelkta politinė valia gali tą kalną problemų pradėti mažinti. Dabar jeigu kalbam apie tai, ką mes dabar daug laiko deginam, tai yra 6 klausimai, tai yra tie 6 klausimai, kurie tik tais perpildė tą kantrybės taurę, dėl ko ūkininkai pratrūko, ne? Bet faktas yra tas, kad tų klausimų, kurie neišsisprendė, seni klausimai, jie velkasi. Dabar ir gerbiamas Kęstutis yra minėjęs tai, kad žiūrėkit, šitos problemos yra senos, čia ne prie manęs atsirado. Tai supraskit, ūkininkui visos problemos jo yra nuosavos problemos
Ir akivaizdu tai, kad net ir tos problemos, kurios yra prieš 10 metų sukurtos, vis tiek ūkininkui tai yra gyvenimą gadinančios problemos. Tai dabar tam, kad tos problemos spręstųsi, iš tikrųjų reikia ir to ES politikų lygmens, iš tikrųjų mes tikrai pasigendam iš ūkininkai to, kad ir mūsų europarlamentarai atitinkamai atidirbtų, kad net ir valstybės prezidentas atitinkamai žinotų žemės ūkio problemas ir jas bandytų spręsti europiniu lygiu. O jūsų problemų šiandien netliepia, jūs norit pasakyti? Aš noriu pasakyti tai, kad tai turi būti sutelktas visų politikų suvokimas iš tikrųjų, už ką jie atsako. Tai žemės ūkio sektorius nėra galbūt pagrindinis, bet tai vis tiek yra daug žmonių, kurie gyvena. Tai yra kompleksas tų problemų, kurios galima būtų priskirti kaip regionų politikos problemos, nes žemės ūkis tai regionuose yra bene pagrindinis verslas. Ir jeigu tą verslą laidojam, tada klausimas tai, kas užsiims kraštovaizdžio tvarkymu ir taip toliau. Tai čia faktas, ką mes ir kalbam, tai kad tai yra tikrai daug problemų ir kurias visas tas daug problemų atneš ūkininkai ir dėl ko buvo skirtos 2 dienos, tai kad mes aiškiai matėm, kad tikrai tų, kurie nori tas problemas kelti, kitas problemas, ne tie 6 pagrindiniai klausimai, yra tiek daug ir jiem turim suteikti sąlygas tas problemas garsiai išsakyti. Gerai, tai išsakys. Tas problemas jau čia ir girdėjau, ir 6, ir 12 buvo, sakykime, tų problemų ratas, čia, žinot, matyt, yra ilgas ir sąrašas gali būti ilgas. Ką vyriausybė turėtų padaryti, kad jūs jaustumėtės išgirstai šitoj konkrečiai, visų problemų, žinot, iš karto niekas neįspręs, čia problemos nesibaigs. Bet šitoje vietoje, dalyvaudamas iš tikrųjų kaip viena iš šalis, tai turėdamas įgaliojimus tos bendruomenės, būti tarpininku, kalbantis su vyriausybė, ką ir sakiau ministrui, labai seniai sakiau tą dalyką, kad nesu iš tų žmonių, kurie mėgsta revoliucijas. Bet jaučiu ir sakiau tą dalyką, kad ta revoliucinė situacija bręsta, kad mūsų problemų kalnas nemažėja. Tai dabar ko norėčiau, tai kad būtent po šito, kas dabar vyksta, kad būtų tiesiog suprasta iš visų lygių politikų, tai kad žemės ūkis gavo per mažai dėmesio, per mažai buvo įsiklausyta ir akivaizdu, kad tą politinę atsakomybę pasidalintų visi ir atitinkamai tada kiekvienas politikas nuo savęs padirbtų tai, ko reikia, kad tos problemos su žemės ūkio pradėtų mažėti pirmiausiai. Mums reikia vektorių pakeisti. Tiesiog vektorių, kad problemų žemės ūkio nedaugėtų, o pradėtų mažėti. Na, žinot, taip, aišku, galim norėti visko, kad problemų mažėtų, bet aišku, čia ir gan subjektyvu, kaip tas problemas kiekvienas suvokiam, bet ministrė, jūs optimistas vis dėlto šitoj situacijai, situacijų įmanoma išgirsti tuos žmonės ir kiek įmanoma čia atvykusius jūsų akimis, ar vis dėlto mes tą protestą, žinot, tik tai tvarstį uždėsim ir vėl jį turėsim ilgalaikę prasme, jo nespręsim? Nemanau, kad tai yra tvarstis ir tikrai priimu labai, labai rimtai šitą akciją. Ir kaip ir minėjau, tas, kas dar galima padaryti iš mūsų pusės, ir vėlgi šitas protestas matyt paskatins, pastimuliuos tarp sektorinius pokalbius, nes yra to užsirakinimo vienose ar kitose bendruomenėse savo stereotipuose, tai tikrai tą diskusiją, manau, paskatins ir aš nematyčiau vien tik tais per tokį negatyvo ir nerimo prizmę tas, kas vyksta, bet vėlgi yra ar šitas protestas paskatins ir atsiras daugiau empatijos iš miesto žmogaus kaimo žmogui, man sunku šiandieną būtų pasakyti, nes matote, patys viešoje erdvėje yra įvairių vertinimų ir aš mažiausiai to norėčiau, tai norėčiau, kad ta skirtis dar didėtų, o labiau dėl to ir siūliau protesto organizatoriams išsakyti ne vien protestus, ne vien kabinti ministro nuotraukas ar karstus, bet taip pat parodyti jų pačių svarbą, nes tikrai yra nemažai ūkininkų darančių gamtos labui, o visi jie daro taip pat kitą misiją, gamina maistą, mes jį turime ant savo lėkštėse ir šita dalis kažkaip yra pamirštama, nes mes matome tokią jėgą, matome tam tikrą technikos sutelkimą ir klausimas, ar tai tikrai yra tas veiksmas, kuris bendrystę visuomenėje kuria.
Kągi, na, ūkininkai rodo savo jėgą, ta jėga yra galinga, bent matoma eteryje ir visuose kituose, sakykime, eteriuose, ne tik šiame. Arūnai, ką pakeis šitas protestas jūsų akimis? Ką jisai duos? Ar jisai pagimdys didesnį girdimumą, ar kaip tik didesnį susipriešinimą visuomenėje? Gal truputį grįžčiau atgal. Kaip kalbėjom, ar tai gali būti susijęs su rinkimais protestas? Iš dalies taip, nes mūsų politinė kultūra yra tokia, kad artėjant rinkimams ūkininkų organizacijos paprastai pradeda spausti valdžią ir tada dažniausiai kažką gauna. Pajutę silpnumą, pajutę, kad kiekvienas balsas svarbus, perlaužti situaciją taip jau rinkimuose mėgsta. Taip, o mokesčių mokėtojų pinigai, žinot, yra tokie, juos galima dalinti. Čia yra viena dalis. Kita dalis, dėl ko protestas yra toks masinis, tokio protesto nesuorganizuosi, jeigu nėra realių problemų. Nepaprašysi gražiai žmogaus, kad jis visą parą važiuotų iš Šilutės su traktorium, nakvodamas kažkur laukuose ir po to dar 3 dienas sėdėtų Vilniuje, tiesiog taip. Jeigu jis būtų laimingas, šiaip dėl draugystės nevažiuos 300 km. Dėl to, kad smagu, kad ne sezonas, tikrai nevažiuos. Ir aš manau, čia mano asmeninė. Vadinasi, problemos yra realios, jos nėra išgalvotos ar vien rinkimų pastumtos. Noriu pasakyti apie tai, kad mano nuomonė toks masinis ir galingas protestas atsirado dėl to, kad šis atvejis yra vienas iš nedaugelio, kai reformos realiai palietė žmonių turtą. Ką aš turiu omeny? Tarkim, realus pavyzdys, kad neaiškinti, kuo skiriasi daugiametės pievos nuo natūralių. Realus pavyzdys. Mano kolega IT specialistas nusprendė keltis iš Vilniaus į kaimą, turi 16 hektarų, pasamdė konsultantą parašyti paraišką teikti jaunojo ūkininko, paramai gauti ir konsultantas viską išanalizavęs ir pranešė džiugią naujieną. Paraiškos negalime teikti, ūkininkauti negali pradėti, nes visas tavo plotas yra daugiametės pievos, kur negalima praktiškai jokia veikla. Kitas pavyzdys taip pat natūralus. Žmogus nusipirko žemę, galvojo apie plėtrą, gavo laišką, čia aplinkos ministerijos prerogatyva, kad dalis tavo žemės dabar jau bus natūralios pievos, kur negalima jokia veikla, kur augs laisvai paukšteliai, čiulbės ir nieko nebus galima daryti. Bet bankui tai nėra argumentas, tu turi mokėti paskolą. Nors tu pirkai tą plotą, tikėdamasis, kad ten vykdysi veiklą ir gausi pajamas. Ir apie tokius dalykus taip pat reikia diskutuoti. Žmonės atsiduria spąstuose ir kaip taip, tu patenki spąstus. Dar prisideda, vėlgi, neslėpkim to, daugelis ūkių ir daugelis tų traktorių, kurie važiuoja ir kurie yra galingi pirkti už paskolas. Dalis ES projektų taip pat iš dalies finansuojami paskolom, palūkanos paaugo ypatingai sparčiai. Tai todėl taip aštru ir masiška, sakot, tai ką aš ir tau, nes tai palietė kiekvieno žmogaus pinigus ir daugelio žmonių turtą. Ir kai žmogus atsiduria spąstuose, jam realiai reikia atsakymo, kas toliau bus. Aš nusipirkau žemę ir man sako, tu jos nedirbsi, bet paskolą tu mokėsi. Atsakymo iš institucijų, kurios nusprendė, jog tu žemės nedirbsi, nėra. Tai čia aišku problemų kamuolys. Ką girdžiu iš įvairių versijų, kad maždaug už nugaro šito protesto stovi grūdininkai. Dideli ūkiai. Gali tai būti, Arūnai? Jie sako, kad moraliai palaiko. Grūdininkai šiandien dienai yra labiausiai organizuota, stipriausia jėga, tarkime taip. Kokie jų interesai gali būti šitoj situacijai? Nuo politinių iki preferencijų, tarkim, kažkokio paramos gavimo ir panašių dalykų. Kokie gali būti, sakot, motyvai ir interesai. Vis dėlto, kuo viskas pasibaigs pabaigai laidos? Kokios prognozės jūsų kaip žmogaus, žinot, neutraliai stebinčio, kas čia darosi? Sutars, nesutars, vyriausybė nusileis, nenusileis, kaip čia bus? Ir dar su tom pievom, mato, ministras Briuselį šiuo metu bando dėrėti su komisaru, ar gaus kažką, ar negaus, irgi neaišku. Kažkoks kompromisas turės būti rastas. Aš tikiuosi, kad tai nepavirs ilgalaikę konfrontaciją, nes žemės ūkis yra pakankamai stambus, pakankamai svarbus ekonomikos sektorius.
Pernai, tarkim, pagal apimtis, pagal įnašą į BVP jis pralenkė IT, nes buvo geri metai. Ar tai tęsis, kur mes nueisim, tai vėlgi kitas klausimas. Tačiau yra dalykų, kuriuos išspręsti tiesiog reikalauja paprastas elementarus sveikas protas. Bent jau bazinius, kad dėl dizelino, dėl to, kad turto naudojimo ar kompensacijos už jį. Atsilaikys ministras jūsų nuomonė, Arūnai, šitoj situacijai, nes daug kritikos yra tokios gana personalizuotos, kiek aš kalbinu ūkininkus, sako, kad ministras mūsų negirdi, maždaug rašo, bet nieko nepadaro dėl mūsų. Vat kiti kažkaip geriau girdėjo. Aš manau, kad vyriausybė nevargs, ką jau nekartą rodė ir tikrai neužsims ministro keitimu ir panašiais dalykais. Rinkimai jau netoli, yra svarbesnių rūpesčių negu vieno ar kito ministro pakeitimas. Tai Raimundai Juknevičiau, jūs kadangi irgi ir turbūt vienas iš akcijos dalyvių, turbūt galima taip sakyti, ir jūsų žmonės prisijungia, nuotaikas jūs nutapėt, jau čia tas nuotaikas ne pirmą dieną matom ir šiandien tą formą pasiekė Vilnių traktoriais. Vis dėlto, kaip jūs įsivaizduojat viso to, sakykime, atomazgą ar susipriešinimo nepadidės visuomenėje, kuris šiaip šitoj situacijoj mums nei kiek nereikalingas, sakykime tiesiai šviesiai, tas integralumas visuomenės yra didelis turtas, kai už lango matom, kas daros už vartų. Kaip jums atrodo vis dėlto, ar ūkininkai ir visuomenė nesusipriešins dar labiau per tokius protestus ir ar valdžia to laužo kažkaip sugebės jį prigesinti, dar labiau neįpūs? Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, kad šito protesto organizatoriai vadinasi Lietuvos žemės ūkio taryba, kurioje yra ir Lietuvos ūkininkų sąjunga, bet mes turėtumėm sakyti, kad esam labiau koordinatoriai negu organizatoriai, nes organizuoti nereikėjo, buvo kilimas iš apačios. Reikėjo tik tai suprasti tai, kad tai yra mūsų nariai ir jie turi nenukentėti, reikėjo viską daryti tai, kad tai būtų kiek įmanoma legalu ir be kažkokių improvizacijų, kurios nenaudingos būtų nei politiniam procesui, nei pagaliau tas prisidėtų prie tos santarvės su visuomenė. Ūkininkai ko labiausiai dabar siekia ir nori, tai kad šituo protestu visuomenė kuo mažiausiai nukentėtų. Ir jei jūs pastebėjo, tai ūkininkai važiavo ir dieną, ir naktį tam, kad pasiektų Vilnių be didesnių kamščių, tai yra išsiskirstę. Nebuvo iš ūkininkų pusės bandymo ten kažkokių vandalizmo aktų daryti ir tikiuosi to ir nebus. Netgi tas protestas, dėl ko jis yra toksai ilgas ir tęstinis, jau iš anksto suplanuotas, būtent dėl to, kad tų kamščių nesusidarytų, todėl per 2 dienas važiuoja traktoriai į Vilnių, tada tik tais po to jau, kai techninės dalis visos to protesto išspręstos, tada tik atsiranda protestas, tai yra trečiadienis, ketvirtadienis tikrasis protestas ir po to vėl atitinkamai tam, kad visuomenė netrukdytų išvažiavimas iš miestų. Tai labai atsiprašom tų, kurie vis tik tais jaučiasi iš visuomenės nuskriausti, kurie jaučiasi tai, kad ūkininkai, jiems sukūrė tam tikrų nepatogumų, bet tikrai tai atsitiko dėl to, kad ūkininkai jaučia dar didesnį nepatogumą ir dėl to jie priversti atvažiuoti iki Vilniaus. Kažkaip iškęsim vardan demokratijos, vardan to, kad mes turėtumėm laisvę pasakyti, ką galvojam ir laisvę pasakyti tada, kai mums kažkas nepatinka, ką galvojam. Mes žemdirbių lyderiai irgi jaučiamės tos visuomenės dalis ir norim tai, kad būtent būtų visuomenė pilietiškai ir kad mes vystytumėmės kaip šalis tiesiog labai proporcingai. Ir tikėkime, kad tos prarajos ir įtampos tarp miesto ir kaimo taip pat šitas konfliktas nepagilins, o dar labiau padės geriau vieniems kitus girdėti ir geriau suprasti. Kągi, dėkui. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Arūnas Milašius, Delfi Agro redaktorius ir Raimundas Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Gražaus visiems vakaro, iki kitų susitikimų. Ačiū, kad žiūrit Delfi televiziją.